Apie Dominiką Ječį galima pasakyti 5 žodžiais, dzūkų karo dainos žodžiais. Už dzūkų šalelę paguldė galvelę. O jeigu paminėti kelis biografijos faktus, tai Domininkas Ječys, Biržų krašto sūnus, nuo 1936 metų glaudžiai susijęs su Alytumi, savo gyvenimu, veikla, tarnyba. Galima įvardinti, kad Alytaus šaulių namų statytojas, organizatorius, nes buvo atsakingas už šaulių reikalus. Per pirmą sovietmetį nepasitraukė į vakarus, kaip dauguma aukštų karininkų ir panašiai. Iš tarnybos buvo atleistas, slapstėsi, prasidėjus Vokietijos Sovietų Sąjungos karui, atsirado galimybė statyti Lietuvoje nepriklausomybę. Dominikas Ječys grįžo į pareigas, vykdė Alytaus apskrities komendanto pareigas, tačiau naujieji okupantai, vokiečių administracija likvidavo tas formuotes. Karo metais Dominikas Ječys dirbo Alytaus miesto savivaldybėje, socialinių reikalų skyriuje. 1944 metais vasario mėnesį generolui Povilui Plechavičiui organizuojant vietinę rinktinę, Dominikas Ječys organizavo dalinį Alytuje, buvo jo vadas. Vėlgi nepasinaudojo antrą galimybę 1944 metų vasarą pasitraukti į vakarus, taip pat negrįžo į savo tėviškę, galėjo Latvijoje gyventi ir panašiai, ar Biržų krašte, slapstėsi tuberkuliozės ligoninėje. Nuo 1945 metų pradžios įstojo į Lietuvos partizanų sąjūdį, užėmė įvairias pareigas. Žūties metu vykdė Dainavos apygardos vado pareigas, Dzūkų rinktinės vado pareigas, Pietų Lietuvos partizanų srities vado pareigas. Žuvo Punios Šile 1947, aišku, po išdavystės. Rugpjūčio 11 dieną jo kūnas buvo išniekintas Alytuje, NDB būstinės kieme, kur dabar teismo rūmai. Po 3 dienų rugpjūčio 14 dieną jo ir dar 3 štabo narių palaikai buvo pagal dokumentus, taip galima teikti, nes teko man archyve rasti tuos dokumentus. Palaikai buvo nuvežti pirmame Alytuje už žydų kapinių, kaip dokumente rašo, 200-250 metrų į šiaurės pusę ir nepalaidoti, tiesiog užkasti. Taigi, Lietuvos Respublikos kariuomenės kapitono, o mūsų laikais ant pavardės buvo suteiktas Lietuvos kariuomenės pulkininko laipsnis. Atminimas būtų prasmingai, aš manau, įvertintas, jeigu jam pavardės būtų suteiktas Alytaus miesto piliečio vardas. Prašau balsuoti ir sutarti. Ačiū, ponas Gintarai.